Austrijos žvalgyba prieš kelias dienas paskelbė ataskaitą, tai jinai daro kiekvienais metais nuo 1996 metų. Šioje ataskaitoje žvalgyba supažindina Austrijos piliečius su savo veikla, supažindina su grėsmėmis, kuriomis jinai kovoja su operatyvinė situacija šalyje. Pagrindinės dalys šitos ataskaitos tai yra ekstremizmas, terorizmas, toliau eina kova prieš masinio naikinimo ginklų platinimą ir kibernetinės grėsmės. Tai šitos dalys pagrinde ir nesikeičia kiekvienais metais. Austrijos žvalgybos ataskaitos kasmetinės nesulaukdavo tokio dėmesio, kokio sulaukė šį ataskaitą šiais metais. Faktiškai jinai buvo vertinama arba minima beveik visose pagrindiniuose pasaulio žiniasklaidos priemonėse. Ir kasgi ten tokio įvyko? O įvyko tai, kad Austrijos žvalgai įvertino Irano branduolinio ginklo gamybą. Ir čia jie pasakė tokį dalyką. Jie teigė, kad Iranas branduolinio ginklo gamyboje pasistumėjo stipriai į priekį. Iranas jau pasigamino raketas, kurios gali nešti tą branduolinį ginklą ir yra jas paruošusios iššauti. Taigi jau neliko to, kas buvo sakoma anksčiau ir kitos žvalgybų ataskaitose, ir kitos žurnalistų pranešimuose, ir karo ekspertų pranešimuose, tai, kad Iranas turi galimybę pasigaminti branduolinį ginklą, kad Iranas jau gali pasigaminti, tačiau jis dar negamina to. Tai šiuo atveju Austrijos žvalgai tai pasakė tvirtai ir aiškiai. Jie jau pasistumėjo į priekį šio ginklo gamyboje. Ir galbūt, nežinau, čia aš pridedu, galbūt tą ginklą jinai ir turi. Antras dalykas, ką noriu pasakyti jums, aš nesu karo ekspertas, negaliu vertinti tų dalykų, kas vyksta kariniuose laukuose Irane ir taip toliau. Tačiau aš noriu pabrėžti 3 dalykus iš ką tik prasidėjusio karo tarp Izraelio ir Irano. Tai pirmas, kas mane nustebino labiausiai, tai naudojami ginklai tokie taiklūs, kad net sunku įsivaizduoti, kada paleista raketa nuskrenda, pavyzdžiui, į daugiaaukščio gyvenamo pastato 6 aukštį esantį kambarį, miegamą, ir padaro ten nelabai didelę tokią skylę ir nužudo jiems reikalingą Izraelio žmogų. Tai buvo atominės srities mokslininką, kuris prisidėjo prie branduolinio ginklo gaminimo ir sugriauna vien tik tai tą kambarį. Visur kitur išlieka visi žmonės gyvi, pastatas išlieka taip pat smarkiai nenukentėjęs. Toks taiklumas šiais laikais iš tikrųjų stipriai stebina. Kitas dalykas, kas nustebino, tai kad buvo operacija suorganizuota labai rimtai, labai gerai. Jie lydėjo tokia sėkmė, kad, kaip rašo spauda, kad patys Izraelio karininkai nesitikėjo tokios sėkmės. Jie tikėjosi tai, kad Iranas atsakys labai stiprių smūgių atgal. Dėl to naktį įspėjo visus gyventojus, tačiau Iranas neatsakė iš karto, todėl kad neturėjo kuo atsakyti. Ir jisai, nežinau kiek čia teisybės, kiek neteisybės, bet dar tokia buvo slapta operacija atlikta, kada buvo sušaukti prieš Izraelio ataką sušaukti Irano gana aukšti karininkai pasitarimui į tokį bunkerį. Ir kada jie ten susirinko, tas bunkeris, kadangi buvo užminuotas, jisai sprogo ir susprogdino visus šitos karininkus. Tai vėlgi karinės smegenys ir atominės mokslininkų smegenys šiuo laiku Izraelio buvo panaikintos. Na ir per dieną, aišku, buvo paleistos kelios bangos šachedų į Izraelį, tačiau iki šios minutės nežinau kaip yra tiksliai, bet jį pasiekė
kiek žinau, tik tai vienas šachedas, kuris įskridęs į Izraelio teritoriją, buvo iš karto numuštas. Ir trečias dalykas, o kągi jūs, brangieji, remiate šiame kare Izraelį ar Iraną? Aš, aišku, remiu Izraelį, čia negali būti net jokios kalbos, kadangi Izraelis yra demokratinė šalis, o Iranas yra diktatūrinė šalis, tuo labiau Iranas yra rusų sąjungininkas, o man tai užtenka netgi šito vieno argumento. Ir kitas dalykas, jūs įsivaizduokite patys, jeigu jūs gyventumėte šalia kaimyno, kurio tikslas jūs nužudyti, jūs sunaikinti. Ir šiuo metu jis neturi to ginklo, neturi to įrankio tai padaryti. Ką jūs darysite? Bet jisai ruošiasi tokį ginklą įsigyti, pasigaminti. Tai kokie jūs bus veiksmai? Įkalbinėti jį, kalbėti su juo gražiuoju, kad nereikia, kad atšauk savo tikslus, šventus, religinius tenais tikslus sunaikinti, mus gyvenkime, prekiaukime, kaip sako Trumpas, ir visi būsime laimingi, ar paprasčiausiai paimti ir jiems užkirsti tai kelią, neutralizuoti grėsmę. Aš manau, kad šitas antras variantas šiame pasaulyje yra tinkamas, nes tikėti ir pasitikėti žmonėmis tai be abejo negalima jokiais būdais. Na ir trečias dalykas, ką norėsiu biškį taip pafantazuoti, kadangi penktadienis, tai fantazijos liejasi laisvai. Kaip gerai tikriausiai pamena, Trumpas yra pasakęs tokį dalyką, kad jeigu ne Bidenas, jeigu aš būčiau Bideno vietoj, tai nebūtų įvykęs Ukrainos ir Rusijos karas. Taip jisai pasakė. Tačiau Bideno jau seniai nėra. Praėjo daugiau negu pusę metų, o karas Ukrainos ir Rusijos pleškėsi dar intensyviau, vyksta dar agresyviau, dar aršiau, 100 raketų skrenda į Ukrainą. Aišku, Ukraina taip pat jiems atsako atgal. Prie Trumpo, kuris vadovauja daugiau ne pusę metų, prasidėjo Indijos ir Pakistano karas. Jis buvo nutrauktas, tačiau jis vis dar kūrena ir bet kuriuo momentu gali vėl atsinaujinti. Izraelio ir Hamas karas taip pat nenutrūko ir nebuvo nutrauktas. Jisai kaip tik plėtėsi ir plečiasi ir galų gale prasidėjo Izraelio ir Irano karas. Taigi Trumpui vadovaujant per pusę metų prasidėjo 3 nauji karai. Ir dabar pafantazuokime, o kasgi laukia toliau, kasgi vyksta pasaulyje, vyksta labai dideli pokyčiai. Matome, kad Amerika praranda galias, pati atsisako šitų galių, Amerika praranda įtaką ir nenori, Amerika blaškosi, jinai nežino, kas yra auka, kas yra agresorius, pavyzdžiui, kare tarp Rusijos ir Ukrainos, jinai nežino, kas yra agresorius, kas yra auka kare tarp Izraelio ir Hamas. Jinai vienu žodžiu neaišku, kokią poziciją užima ir ką jinai ruošiasi daryti ir iš viso ar yra šiuo atveju patikima. Tai reiškia, kada mato visi kiti tai, kad tokia šalis, kuri buvo anksčiau pasaulio policininkė, kuri užtikrindavo taiką, stabilumą ir ramumą pasaulyje, nusilpo ir visi puliniai atsivėrė. Tas, kas anksčiau bijojo JAV ir bijojo jo karinės jėgos, šiuo metu nebijo ir ėmėsi tvarkyti savo reikalus. Tai reiškia tai, kad jie pradėjo įgyvendinti savo interesus, apie kuriuos svajojo labai ilgą laiką. Taigi manau, tai svajoju, fantazuoju, kad toliau prasidės karai tarp Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos, prasidės karas tarp Kinijos ir Taivanio, Afrikoje prasidės labai daug mažų karų, nes Rusija į Afriką siunčia savo karinės pajėgas, jas stiprina, taip toliau, norėdama turėti vis daugiau ten įtakos ir užimti daugiau teritorijos. O taip pat manau, kad prasidės karas, pavyzdžiui, tarp Rusijos ir Estijos su Suomija. Be abejo, šitame kare nedalyvaus Amerika. Tai yra be Amerikos ir be NATO. Ir galų gale, pačioje pabaigoje viso šito chaoso prasidės didysis karas. Ir tas didysis karas bus tarp Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Kinijos pusėje stovės Rusija, Iranas,
Šiaurės Korėja, Eritrėja, Sudanas, Jemenas ir dar kelios nelabai svarbios, tačiau žudymais pasižymėjusios šalys. JAV pusėje nežinau, kas stovės, nes JAV šiuo metu stipriai gadina santykius su savo sąjungininkais, su tvirtais sąjungininkais, o su kai kuriais tuos santykius net nutraukinėja. Sąjungininkai nepasitikė. Atsirado abejonės sėkla tarp sąjungininkų ir JAV. Ir šitą sėklą be abejo pasėjo Rusija su Kinija kartu. Ir jiems itin gerai pasisekė. Taigi, mano fantazija šį penktadienį, kaip sakot, sąmokslo teorija. Šiaip įdomu pasvarstyti ir pagalvoti apie tai, kasgi vyks toliau, nes pokyčiai pasaulyje prasidėjo labai rimti.